Rudenėjančiais lapų auksų pabarstytais takais į Ventos pakrantės atskubėjo didžiulė šventė – 55-asis Akmenės rajono jubiliejus. Šventiniai renginiai prasidėjo jau rugsėjo 23-ąją, kai kviesliai garsiai visus gyventojus kvietė į gausiai žadamus renginius ir reginius. Pranešame linksmą ir gerą žinią. Šiandieną mūsų rajonui, Akmenės rajonui sukanka 55 metai. Brangieji mūsų Naujakmenės gyventojai, kviečiame jūs visus į renginius skirtus šiai šventei. Pranešame linksmą ir gerą žinią. Šiandieną mūsų rajonui, Akmenės rajonui sukanka 55 metai. Akmenės rajonas sudarytas 1950-aisiais. Naujoji Akmenė gimimo dieną skaičiuoja nuo 52-ųjų, kai buvo užkurta pirmoji cemento gamybos krosnis. Vėliau rajonas keletą kartų pertvarkytas, keitėsi jo ribos. Paskutinį kartą tik prieš keletą metų. Ir tai ne pati maloniausia patirtis rajono valdžiai ir gyventojams. Pavyzdžiui, man kaip žmogui, kur dirbo 30 metų Akmenės rajone ir mes labai daug pinigų dėjom į veiksnius, tai buvo urbanistinis, toks architektūrinis, istorinis, kultūrinis kraštas ir mes tikrai norėjom ir turėjom visada galimybę ten nuvežti. Iš ten kilusių labai daug žmonių, labai darbštų žmonės, kaip ir visam Akmenės rajone yra darbščių žmonių, kūrybingi ir vis tik tai ketvirtadalį žemės ir ketvirtadalį praktiškai žmonių yra paimta, atiduota į Mažeikius, bet jau tai istorija, jau tai yra. O mes dabar džiaugiamės, kad Akmenės rajone yra irgi labai kūrybingų ir naujai prasideda kurtis tokie miesteliai kaip Papilė, jau dabar yra jūros periodo atodangoje, Ventos regioninis parkas labai daug padarė darbų, pastatė nemažai koplytstulpių, gatvės sutvarkytos, namai patvarkyti. Iš tikrųjų mes džiaugiamės ir daug naujų įstaigų pradėt kurtis. O štai ir vakar buvo naujai atidaryta kavinė Erodija, pavadinimo Erodija, kuri yra prie kultūros centro tame pastate. Ir anksčiau ten buvo kavinė, tačiau buvo uždaryta ir štai visiškai naujai atgyjo visas ta dalis to kultūros centro. Žinia, optimizmo akmeniškiai niekad nestokojo. Sovietinių laikų Akmenės rajono vaizdai išliko tarybinėse kronikose, kurių jaunoji karta net nėra mačiusi. Rajono jubiliejaus proga sukurtas dokumentinis filmas, kurio ištrauką siūlome ir jums visiems pasižiūrėti. Vyresniems bus malonu prisiminti, o jaunoji karta turbūt pirmą kartą išvys istorinius kadrus apie rajono gimimą. Daugelis pirmųjų rajono gyvenimo akcentų apskritai nėra užfiksuoti. Rajono gyvenimas neįsivaizduojamas be svarbiausios jo įmonės – akcinės bendrovės Akmenės cementas, gamybinės veiklos. Todėl filme netrūksta ir įmonės, ir naujosios Akmenės miesto statybos istorinių kadrų.
1967 metais rajono centru tapo Naujoji Akmenė. Visas rajonas sparčiai augo, gražėjo, vystėsi. Sovietmečiu jis buvo svarbus statybinių medžiagų gamybos centras. Čia dirbo ir gyveno darbštų žmonės, mylintys savo kraštą ir tada ir dabar nestokoja vidinės stiprybės. Apie rajono istoriją vaizdžiai kalbėjo meras Anicetas Lupeika. Pagal plotą šiuo metu esame vienas iš mažiausių, bet tankiausiai apgyvendintų rajonų mūsų šalyje. Rajone šiuo metu gyvena 29,3 tūkstančių gyventojų, yra 6 seniūnijos, skaičiuojame 3 miestus, 2 miestelius ir apie 180 kaimų. Mums visiems puikiai žinomas rajono kraštotyrininkas, po kruopelę renkantis, sisteminantis rajono gyvenimo istoriją ir apie ją šiuo metu plačiai pasakojantis Vienybės laikraščio puslapiuose redaktorius Leopoldas Rozga kelia klausimą, ar beverta prisiminti rajoną kaip socialistinis santvarkos ir kaip okupacinis valdžios derinį, kai čia steigėsi kolūkiai, apylinkės, kai egzistavo tokios demokratinės sąlygos, juk niekas dažnai ir neklausė, nori būti ar nenori apylinkės pirmininku ar deputatu. Pakartosiu jo žodžius, juk praeityje liko tūkstančių žmonių, mūsų tėvelių, senolių, vyresniųjų brolių ir sesių darbas, sunkus, alinantis ir nesavanaudiškas. Liko jaunystė su jos viltimis, liko gyvenimo dešimtmečiai su patirtomis skriaudomis ir politikos neužtemdintais džiaugsmais. Tad tikrai negalime išbraukti iš rajono istorijos atminties sudėtingo sovietmečio, kai rajone pasiaukojimai dirbo mūsų žmonės, augo cemento gamykla, kitos įmonės, kilo mokyklo, gydymo įstaigų pastatai. Žinoma, ne vienas kantriai tylėdamas kentėjo patirtos tremties, išdavystės skausmą, teko justi ir daugelį vadinamosios demokratijos grimasų. Tačiau jau būtent šiuo praeities laikotarpiu subrendo ir laisvės dvasia, kuriai neliko abejinga absoliuti dauguma mūsų rajono žmonių, visa širdimi priimdama ir skelbdama nepriklausomybę. Atkūrus nepriklausomybę Akmenės rajonas išgyveno sunkius laikus. Nedarbas šis siekia net 26%. Perėjimas iš planinės į rinkos ekonomiką gerokai pakeitė žmonių santykius. Išgyvenome nelengvą laikotarpį, bet jautėme ir jaučiame didžiulę atsakomybę už savo krašto, savo žmonių likimą ir ateitį. Jau 3 kadenciją tenka vadovauti rajonui, 2 kadenciją sutartinai, be opozicijos. Dirba rajono taryba, kurioje yra 7 partijų atstovai. Buvo susitarta ir to laikomasi, kad ne viena partija nekels anksčiau kitų savo partijos interesų, nes juk svarbiausia, kad būtų priimami sprendimai palankus visiems rajono gyventojams. Darbas be opozicijos nereiškia, kad egzistuoja tik viena nuomonė. Tarybos nariai geranoriškai ir nuoširdžiai siekia bendro sutarimo įvairiausiais sudėtingais rajono plėtros klausimais. Jubiliejaus proga iškilmingame tarybos posėdėje išrinktas bei dėmesio apdovanotas ir dar vienas Akmenės rajono garbės pilietis, jau 8. Mes garbės pilietį išrinksim iš kitaip sakant, iš Akmenės rajono, čia, kurie dabar gyvena, tai bus 4. čia. Taip, mes turim ne 4, 8 jisai bus garbės pilietis, bet kiti piliečiai yra jau išvykę, sakykime, mūsų garbės pilietė Edita Pučinskaitė, jinai gyvena Italijoje, mūsų mielas ir iš mūsų kilęs Čirpus Stasys, jis išvyko už vakar į Vokietiją, jis čia buvo per visą vasarą, išvyko, jo nebus šiandieną. Ir turim vieną iš Konino miesto prezidentą Kazimierz Palaš ir turim iš Vokietijos Elingės. Tai mūsų 4. čia ir mes labai jais didžiuojamės, todėl kad jie iš tikrųjų nusipelno visų žmonių pagarbos ir tai mes džiaugiamės. Tai šiandieną bus Jonas Gintauskas, o kiti buvo Antanas Šepas,
Aldona Uščienienė, Aldona Pakeltienė ir štai šiandieną bus Jonas Gintauskas, kurie čia pas mus gyvena ir manau dar ilgai gyvens. O už ką? Išrinkot vis dėlto, kokioje sferoje jis dirba? Jonas Gintauskas dirba kultūros sferoje, tai jis 40 metų vadovauja orkestrui Dūdo ir turi tokią kapelą Akmena. Jis labai daug dirbo žmogus per tuos metus, labai daug išauklėjų žmonių dalyvavo visuose, tiek pasaulio lietuvių, tiek mūsų Lietuvos dainų šventėse respublikiniuose. Ne vieną kartą išvažiavęs į kitas valstybės yra grojęs, koncertavęs, dalyvavęs, tikrai žinomas žmogus. Jau aš nekalbu apie rajoną ir Lietuvą, bet yra ir už mūsų Lietuvos ribų. Taip, garbės. Susijaudinęs aš neparašysiu gražiai. Jūsų pagrindinė muzikinė veikla vis dėlto daugiau pedagoginė ar kūrybinė? Viskas kartu, manyčiau. Manyčiau kartu, visų pirmų. Kaip pasakyti, jeigu smulkiau, pedagoginė pirmoji eilėje atsirenku, pasiimu maiką, patikrinu egzaminus, jeigu jis tinkamas, pradedu dirbti. Reiškia, aš dirbu pedagoginį darbą, pedagoginį veiklą mano yra dabar. O kada jau jį paruošiu, dar 10-15 tokių turiu pasiruošęs, tada prasideda kūrybinis etapas. Per tą laiką, kai dirbat šitam rajone, ar keitėsi kas nors, jautėt tą gyvenimo pulsą, būtent, kad jūs akmeniškis esat? Kažkaip girdėjot, juk vis tiek apie Akmenės rajoną sklando visokios kalbos ir kad labai atsilikęs buvęs kažkada tai. Dabar va meras džiaugiasi, kad viskas gerėja. Kokie jūsų potyriai gyvenant šitam rajone? Visų pirmiausia, tai aš buvo taip, važiuodamas į paskutinį kursą, Šiaulius, kaip muzikos mokyklą lankiau, į paskutinį kursą važiuodamas, aš vežiausi jau dokumentus sutvarkytus, kad mane paskirtų už metų, kai aš baigsiu paskutinį kursą, kad mane paskirtų į Akmenės rajoną. Kodėl? O taip, kad būtinai. Reikia, o kas, svetimas gal net važiuos, gal nepadės tai kultūrai nieko, o aš vietinis vis tik kažkaip tai nežinau. Aš nekreipiau dėmesį į tai, kad yra sakoma, namuose pranašų nebūsi. Aš nekreipiau į tai dėmesį. Dirbau savo darbą ir viskas. Žinoma, buvo sunkių metų, buvo sunkių momentų, sunkių koncertų. Kiekvieną kartą, o ypatingai dabar, kada žmonės įsidarbina pas darbdavius, jie jau nebeišleidžia. Kavo šiandien mums po pietų gruoti, paskolinkite tą žmogų, jokių būdų. Buvo laikai, kad nuvažiuodavau į gamyklą, ten paprašau cecho viršininko, sakau, taip, man pamainą sukeičia, padaro, viską padaro. Bet dabar to nebėra ir nebegrįš. Tas niekaip, reikia pasitenkinti, tas kas yra. Tai aš pats kartais užblokuoju kokį nors instrumentą, nemažai moku instrumentą galiu pagroti, taip kad jeigu tas netėjo, tą pagroju, panašiai. Tos tokios bėdos nebepergyvenu per daug. Jo labiau, kad man lengvina padėti, sakysim, dabar krepšininkai, treneris Sereika, rinko, juk čia yra Lietuvos garbės reikalas. Ir tai negalėjo surinkti pačių geriausių, ar ne? Čia aš nekaltinu nei treneriko, bet kaltinu situaciją. Tai kad man buvo šiandien irgi pirmas darbuotojas negalėjo, jis dirba, rytoj jis dalyvaus, jis bus rytoj, bet šiandien jisai dirba. Tai pačiam teko groti. Bet jūs visai nemato tragedijos, nes šypsena visada jūsų veide, ar ne? Ne visada, būna ir pykčio, bet jis trumpas toksai, momentinis toksai. Kas padeda labiausiai gyvenime ištverti, pakelti visus sunkumus? Aš pats esu taip nusistatęs, kad jeigu man dabar yra sunku, aš visada ieškau pavyzdžių, kam yra dar sunkiau. Ir pradedu lyginti. Ir tada man vis tiek geriau yra negu ten yra blogiau. Tai nieko. Turiu išgyventi ir viskas. Šitaip ir galima stiprybės įgauti.
Akmenės rajonas tikrai turi kuo didžiuotis. Graži gamta, turtingi jos ištekliai, vis aktyvėjanti bendruomenė. Argi to maža? Ne, sako vicemerė ir prideda, kad nežiūrint visko gyvenimas juda pirmyn ir pamažu, bet gerėja. Žinoma, jaučiam, kad gerėja, bet tai nereiškia, kad visiems yra geriau. Tai nereiškia. Yra žmonių, kurie iš tiesų turi išvažiuoti ir išvažiuoja į užsienį, jie ten užsidirba, grįžta, padeda jaunesniems savo broliams, seserims arba tėvams, arba tėvai išvažiuoja, padeda vaikams. Tai nėra, kad būtų visiems žymiai geriau. Tačiau pagal bankinius duomenis, sakykime, aiškiai matom, arba pagal mašinas, kada jau mums iš tikrųjų reikės pastatyti šviesoforus, nebeįmanoma taip pravažiuoti, kaip anksčiau laisvai pravažiuodom, žymiai didėja. O jeigu dar pasakyti, per tuos 55 metus, tai visoje Lietuvoje mes daug ką esam pasiekę. Jeigu jau į mokyklą ateina praktiškai visi vaikai su mobiliaisiais telefonais, labai daug jau šeimos, nesvarbu ar tai mieste, ar tai kaime, turi kompiuterius, moka juo naudotis. Iš tiesų tai yra jau geras pasiekimas. Tai štai, sakykime, kiek mūsų rajone yra daug prekybos centrų. Norfos, Mažmenos yra ir Naujojoje Akmenėje, ir Ventoje, Tau centras, Saulutės, tokie prekybiniai centrai, kurie iš tikrųjų yra dideli. Grūstė yra, tokia sistema yra prekybos ir pas mus čia direktorius Vyniautas, senukai, turim Birutės Šliožienės, tai iš tikrųjų, kurie žmonės patys čia be valdžios. Ir mes labai stengiamės, kad galėtų būti vietinių užimtumų. Tai iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad darbo biržos, visa darbo birža, o tam tarpe mūsų Algis Rudys, kuris visą laiką moka taip išmokyti žmonės, kurie laimi vietinio užimtumo iniciatyvų projektus. Ir štai šiais metais, jau mes jau 4 metai, ir visi jie pristato savo projektą, o po to parodo, ką jie įgyvendino padarė. Iš tikrųjų, tai labai gerai. Bet to norim pasididžiuoti ir tuo, kad kuriasi bankai. Tai manoma tai, jeigu kuo daugiau bankų ir jie visi įsilaiko, tai mūsų žmonės ne biednin eina, o eina turtingin. Toks jau tas gyvenimas. Šalia rūpesčių visada žingsniuoja džiaugsmas, o jį jubiliejaus proga jautė ir senas, ir jaunas. Kunkuliuojanti jaunimo energija buvo panaudota kilniam tikslui – Lietuvos rekordo siekimui. Mat jaunoji akmeniškių karta nusprendė miesto centre kreidelėmis nupiešti didžiausią Lietuvoje savo rajono herbą. Mūsų renginiu šituo herbo piešimu ant aikštės prasidėjo visi šventiniai renginiai skirti mūsų rajono jubiliejui 55 metams. Idėja, šiaip jau mintis piešti šitą miesto herbą, tai buvo mūsų švietimo skyriaus vedėjo Juozapavičiaus, o jau mes kaip atlikėjai, jisai prašė mūsų, pasitikėjo mumis ir aš pasiėmiau 8 klasę vieną ir mes taip per 1,5 valandos visą tai ir padarėm. O kodėl jūs tuos 8 atsirinkote, ne ką nors kitą? Gal žinokit, tai vyriausi vaikai, kadangi pas mus pagrindinė mokykla 8 yra vyriausi vaikai ir aš 2 klasės turiu, šitie vaikai man pažįstami, aš jais pasitikėjau, jie manim ir mes griebėm ir padarėm. O jūs čia kažkokį rekordą bandot padaryti? Bandom tą rekordą mes gal padaryti kaip didžiausią tokį kreidinį piešinį atliktą, bet tai vėlgi mus įrėmina herbas, kadangi tai toks yra rimtas piešinys su savo masteliu ir matmenimis. Gal mes į tos matmenis ir nesutilpom, bet žinot, kaip yra sunku kažką tai ten kopijuoti vaikams meniškos prigimties būnantiems. Jaunimėlis dirbo išsijuosęs ir rekordą pasiekė. 20 kvadratinių metrų herbas išėjo 21 metro pločio ir virš 26 metrų ilgio. Tikrai yra kuo didžiuotis. Na, o pedagogai žinoma džiaugiasi savo auklėtiniais. Na, man rodos, tai visų pirma džiugu, kad buvo pasitikėta šios šventės atidarimą kaip akcentų, kaip miesto herbo piešimas patikėta mūsų mokyklos mokiniams. Netgi kalbėjau su vedėju. Vedėjas sako, man net neabejonės nekyla, kad mūsų mokyklos mokinių piešiniai įvairiuose konkursuose, ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose, Japonijoje ir kitur, dėka mokytojas Lionės, tikrai dalyvauja ir perveža prizų. Taip pat Vokietijai mūsų bendradarbiaujant tarptautinėse projektuose su Vokietijos Boholto miestu, taip pat konkursuose piešiniai užima pirmas vietas, gauna prizus vaikai. Džiugu matyti tai, kad mūsų mokykla pasitikėjo ir suteikė tą garbę pradėti šventę. Simboliška, 55, o čia tiek daug jaunimo. Kaip jūs vertinat apskritai, sakykit, ar galit įvertinti, sakykime, savo kartos žmonės ir dabartinį jaunimą? Galit kažkokias išvesti paralelės ar rasti kažkokius didelius skirtumus?
Džiugu matyti, kad dabar jaunimas darosi vis aktyvesnis, mažiau suvaržytas, daugiau iniciatyvos turintis ir kūrybinės iniciatyvos. Nenoriu, tokių galbūt nebėra visur. Kodėl ne aš noriu? Man rodos, tai džiugu. Va to ir skiriamės mes, dabartinis jaunimas nuo mūsų tarpo. Jaunieji Akmenės rajono gyventojai sakė, kad savam rajone jiems gera ir įdomu gyventi, o žiniasklaidai iš jų teko ir priekaištų išgirsti. Šiaip dažniausiai, jeigu filmuoja mūsų miestą, tai būna, kad ten miestas ne per geriausias. Būna parodytas ne ta pusė. O iš tikrųjų tai čia yra gražus, žalias ir linksmas miestas. Tvarkinga, švaru. Kaip matė, daug renginių vyksta. Kodėl tau patinka čia? Man patinka, nes aš čia gimiau, čia užaugau. Užaugai. Sakykite. Čia yra ką veikti, čia visi draugai, viskas, čia gimtinė. Vis dėlto, jeigu tikrai reikėtų kam nors pristatinėti savo rajoną, ką pirmiausiai išskirtum? Nežinau, gal, kad čia yra daug gražių vietų. Aš rajono centrą tikriausiai parodyčiau, papasakočiau visą, kaip čia kas viską statė. O į tas Ventos pakrantės ar dažnai nubėgat? Dažnai. Jeigu yra kada, tai nubėgam. Akmenė net 3 dienas skambėjo nuo šventinio šurmulio, juk ne kasmet atskuba jubiliejai. Kultūros darbuotojai plušo išsijuose ir savivaldybės stengiasi, kad gyventojams būtų smagu, o to be rėmėjų pasiekti būtų sunku. Ką jūs savivaldybė iš vis pinigų neturi tokiems dideliems renginiams. Ir štai dabar noriu tikrai iš širdies visiems padėkoti verslininkam, tiems žmonėms, kurie supranta, kad tik bendru darbu, bendra kūryba, žinoma, ir su pinigais galima padaryti šventę. Ir mes turim rėmėjų virš 30, kurie vienaip ar kitaip rėmė. Vieni leidinukus išleido, kiti skelbimus parašė, treti davė pinigų. Iš tikrųjų, sakykime, koncertui šeštadienio visai dienai mums reikia daugiau kaip 16 700. Bet tai renginys, kuris bus reginys pamatyti vieną kartą per 55 metus galima. O taip, tokių, kad išleistų kokiem nors baliam, tenai, didžiausiams furšetams, dar kam nors mes neturim. Užtat ir visa mūsų komisija sprendė taip, kad tai galėtų žmonės patys dalyvauti, pamatyti. Tai ir viskas šioje laidoje. Susitiksime po mėnesio. Tikimės dar gražų rudenį. Viso geriausio.